Labas. Esu Šarūnė, jogos mokytoja ir šiandien vesiu jogos praktiką pradedantiesiems. Tai labai smagu ir kviečiu atlikti tuos, kurie tik dar susipažįsta galbūt su jogos praktika ir tai lyg bus mini įvadas, kaip atrodo pilna, viską galbūt apimanti, sakyčiau, jogos praktika, kur iš pradžių šiek tiek apšildysim savo kūną, įvesiu į saulės pasveikinimą, šiek tiek bus balanso pozų ir vėliau pereisime ant pačio kilimėlio. Tai kviečiu praktikuoti kartu. Norisi pasakyti, kad judėkite savo ritmu, tiek kiek einasi, tiek kiek norisi, nespauskit savęs ir nepamirškit kvėpuoti. Nesgi jei nėra kvėpavimo, nėra ir gyvybės. Tai kviečiu įsitaisyti iš pradžio kryžiuotų kojų padėtyje. Jeigu joje jau esate, užmerkite palengva akis. Rankas galite laikyti ant kelių ar pasidėję tiesiog ant kojų, taip kaip jums patogiau. Ir palengva kvėpuokite savo ritmu. Stenkitės įkvėpti į pilvą. Kai įkvepiant pilvas išsipučia ir iškvepiant pilvas subliūkšta. Šiek tiek jauskite, kaip rimsta jūsų kvėpavimas, jog ne tik savo kūnu čia esate ir jūsų mintis šiek tiek rimsta. Visos praktikos metu sutelkite pagrindinį dėmesį į savo kvėpavimą. Kvėpuokite taip, kaip jums jaučiasi. Ir stenkitės neužlaikyti kvėpavimo, jeigu yra šiek tiek sunkiau. Tik dar labiau pagilinkite jį. Ir su iškvėpimu viską paleiskite. Kviečiu susikurti šios praktikos intenciją, prie kurios visada galite sugrįžti praktikos metu. Kai darosi sunku, galbūt atsiras nenoras ar proto pasipriešinimas. Visada prisiminkite savo prasmę ir intenciją, dėl ko čia esate. Tai palengva atmerkite savo akis ir pereisime dabar ant 4. Kai mūsų delnai yra po pečiais, o keliai yra po klubais. Kojų pirštus galite laikyti užrietę, galbūt jausis daugiau balanso ir daugiau lengviau bus išsilaikyti, o jeigu jaučiatės, galite juos ir išguldyti. Tai įkvėpdami, kelkite palengva savo galvą į viršų, rieskite savo stuburą. Karvės vadinama poza ir su iškvėpimu gaubiame savo nugarą, smakras keliauja prie krūtinės. Palengva kartojame šį pratimą
Jeigu einasi, galite su iškvėpimu gaubiamės ir kiekvieną judesį galima judėti su kvėpavimu. Įkvėpdami riečiame savo nugarą, su iškvėpimu gaubiamės. Stenkitės išguldyti visą delną ant kilimėlio, nuo nykščio iki mažojo piršto, taip pat ir vidinę delno vietą. Su sekančiu iškvėpimu pereiname į neutralią dabar nugaros poziciją, kai stuburas yra tiesus. Riečiame, jeigu buvo prieš tai išguldyti kojos pirštai, statome juos ant kilimėlio, šiek tiek rankas delnus pavedame į priekį ir keliame savo dubenį į viršų, į pirmąjį mūsų žemyn žiūrintį šunį. Čia lenkiame šiek tiek kelius tam, kad jeigu įmanoma prailginti ir ištiesinti mūsų stuburą. Galvą palengva vedame prie krūtinės, tiek, kiek jums patogu. Čia tik apšildome savo kūną, galite palengva paspirokliuoti kojomis, šiek tiek lenkdami vieną po kitą. Galite mėginti krūtinę lyg šiek tiek vesti prie kojų, tvirtai laikydamėsi savo ranką, savo delnus prispaudę prie kilimėlio. Ir čia radę savo patogią poziciją pabūsime kelis kvėpavimus. Su sekančiu iškvėpimu dar prailginame savo nugarą. Žvilgsniu žiūrime į priekį ir su iškvėpimu žingsnelis po žingsnelio pereiname į kilimėlio pradžią, keliai lengvai sulenkti. Ir dabar prailginame stuburą, rankas galima laikytis ant šlaunų arba palengva šiek tiek po keliais. Prailginame, jaučiamės, kaip išsitęsia mūsų stuburas, galva irgi šiek tiek žvilgsnį žiūri į apačią, kad praeitų. Ir su iškvėpimu palengva krūtinę dedame ant šlaunų, galva keliauja prie kojų. Rankos šalia kojų, šalia pėdų. Kartu čia įkvepiame ir su iškvėpimu slankstelis po slankstelio keliaujame į viršų, atkeliame save, paskutinė atkeliauja galva, neskubėkite. Atsiveria mūsų pečiai, kalno pozicija, dubuo lengvai po savimis, po pilvu, kad nebūtų išriesta mūsų nugara, rankos šalia kūno. Čia galite užmerkti akis, pajauskite stiprų savo kūną, pajauskite, kaip pėdomis esate įsižeminę į kilimėlį. Visas kūnas aktyvus, rankos aktyvios. Rankas su sekančiu įkvėpimu vedame į maldą prie krūtinės ir dabar atliksime saulės pasveikinimus 2 ratus. Tai rankos į šalis įkvepiame, rankos į maldą iškvepiame. Keliame rankas per šonus į viršų, pasistebėm, prasitempiam ir leidžiamės, galime tiesiomis rankomis prie lengvai sulenktų kojų. Su įkvėpimu prailginame savo
nugarą, vėl rankas galime dėti ant šlaunų ir lenkdami kojas, delnus dedame ant kilimėlio, pereiname 2 žingsniais į lentą ir čia palengva guldome kelius, krūtinę ir smakrą ant kilimėlio. Pereiname į kobrą, mūsų kojas užguldytos, pėdos, atsiveria krūtinė, žvilgsnis lengvai žiūri tiesiai, mentys suvestos ir lenkiame savo pėdas, dubuo keliauja į viršų, į žemyn žiūrintį šunį. Įkvepiame, prailginame savo stuburą, lyg krūtinę vestume prie kojų ir su iškvėpimu žvilgsnis į priekį, pamažai žingsneliais keliaujame į kilimėlio pradžią. Vėl prailginame savo stuburą, rankos ant šlaunų ir su iškvėpimu lengvai krūtinė keliauja prie kojų. Su įkvėpimu rankomis per šalis vedame į viršų, žvilgsnis žiūri per rankos pirštus ir su iškvėpimu rankos į maldos pozą prie krūtinės. Dar vieną kartą rankos į šalis įkvėpiame, rankos su iškvėpimu prie krūtinės iškvėpiame. Rankos į viršų kyla, pirštai aktyvus. Ir lenkiamės prie ištiestų kojų. Su įkvėpimu prailginame savo nugarą, rankos ant šlaunų ar lengvai po keliais. Ir guldydami delnus ant kilimėlio pereiname į lentos pozą, mūsų visas kūnas aktyvus. Stumiame save nuo kelio. Stumiame save, nuo kulnų. Dabar lengvai guldame kelius. Krūtinė ir smakrą ant kilimėlio ir guldydami pilvą atsiveria mūsų krūtinė, mentys suvestos, kobra. Su iškvėpimu lenkiame kojų pirštus, dubuo keliauja į viršų, į žemyn žiūrintį šunį. Ir su įkvėpimu prailginame savo stuburą, palengvai žingsniukais į kilimėlio pradžią. Vėl prailginame savo stuburą ir lenkiamės prie ištiestų kojų, galva keliauja prie kelio. Su įkvėpimu rankomis per šalis keliaujame į viršų ir rankos prie krūtinės į maldą, į pačią pradžią iškvėpiame. Pereiname, grįžtame į kalno poziciją, čia šiek tiek pabūname, pajauskime, kaip mūsų visas kūnas lengvas, minkštas. Jeigu reikia, atgauname savo kvėpavimą. Kvėpuojame į pilvą, gilūs įkvėpimai ir gilūs iškvėpimai. Dabar darysime medžio pozą, likite ten, kur buvote, aš atsisuksiu jumis, kad galėtumėte matyti. Tai pėdos yra klubų plotyje ir galima dabar pėdą dėti šalia kulkšnies ir pirštai atsiremia į mūsų kilimėlį tam, kad būtų geresnis balansas, kad galėtume išsilaikyti. Atsivers čia mūsų klubai. Sekantį poziciją galite pamėginti yra šiek tiek po keliu. Saugokite savo kelią, linkiu nedėti ant jo. Ir trečia pozicija yra, kai savo koją laikome įrėmę tvirtai į šlaunį. Mūsų kairios kojos pėda yra aktyvi, pirštai įtempti, dešinė koja taip pat yra tvirta tam, kad galėtume į ją įsiremti. Kai pajusite, kad radote savo tinkamą poziciją, mūsų kūnas aktyvus, atsiveria čia mūsų klubas, rankas sudedame į maldą. Jeigu jaučiatės, kad per daug, galite laikyti jas nuleidę. Mūsų visas kūnas atviras, tvirtas, nugara kaip styga tiesi, įsitempusi, tačiau nėra
persitempus, jinai neplyšta, yra minkšta. Ir per ją teka mūsų kvėpavimas gilus. Jeigu jaučiatės, kad nusvirote, grįžkite ten, kur pradėjot. Rankos tvirtai taip pat viena į kitą suspaustos. Čia dar kartelį visi įkvepiame. Ir su iškvėpimu rankos pagalba kairę koją leidžiame ant kilimėlio, papurtame šiek tiek lengvai abi kojas, atpalaiduojam, darysime ant kitos pusės, pernešame lengvai savo svorį ant kairės kojos ir dedame dešinę dabar taip pat ten, kur prieš tai, arba šiek tiek atrėmę į kulkšnį po keliu, arba atvirtai įspaudę į savo šlaunį. Nėra ir man kartais taip lengva rasti balansą, tam, kad nurimtų mūsų kūnas. Čia giliai kvėpuojame, medžio poza. Stenkitės rasti vieną žvilgsnio tašką. Tai lyg stovima meditacija, kai visas dėmesys yra sutelktas į vieną tašką, galite jį turėti šiek tiek ant žemės, tam, kad neišsibalansuotumėt, lengviau susitelkti į jį. Čia kartu įkvepiame. Ir su iškvėpimu dešinę koją statome ant kilimėlio, dar kartelį papurtame. Abi kojas atsipalaiduojam. Ir vėl, kaip esate kilimėlio pradžioje, dabar didelį žingsnį dedame atgal ir šiek tiek dešinė pėda keliauja į šoną, o mūsų kairė pėda yra lygiai grečiai su kilimėlio galu. Darysime antrąjį vadinamą karį. Lenkiame palengva dešinę koją, tiek kiek mums įmanoma. Viršutinė mūsų kūno dalis. Žiūri tiesiai, tiesiame rankas ir galva pasisukus žiūri per dešinės rankos pirštus. Jeigu jaučiatės, kad jums sunku išlaikyti tiesias rankas, galite jas laikyti ant klubų aktyviai. Čia giliai kvėpuojame. 1, 2, 3, dar 4 ir paskutinį kartelį įkvepiame visi. Ir su iškvėpimu tiesiame savo dešinę koją, atsukame ją lygiai grečiai dabar kairėjai ir pasižiūrėkite, kad jūsų kulnai irgi būtų vienoje linijoje. Jeigu dar pavyksta, rankas laikykite plačiai išskėstus į šonus. Ir dabar tiesiai lenkiame mes prie ištiestų kojų, dešinę ranką dėkime į centrą. O kairė ranka keliaujame į viršų, žvilgsnis per kairę ranką, lengvas ištiestų kojų ir nugaros susukimas. Jeigu jaučiatės, kad per daug, galite lenkti kojas, kiek jums patogu. Jeigu sunku išlaikyti galvą, galite žvilgsnį tiesiog nuleisti į žiūrėti į žemę. Čia mes kartu įkvėpiame ir su iškvėpimu grįžtame į pradinę poziciją, kai stovime ant 2 kojų, rankos išskėstos į šalis. Dabar darysime ant kitos pusės, tai kairės kojos pirštai žiūri į kilimėlio pradžią,
Dešinė pėda yra vis dar lygiai grečiai kilimėliui ir lenkiame kairę koją. Rankos ištiestos arba ant klubų ir žvilgsnis per kairės rankos pirštus, mūsų sėdmenys aktyvūs. Stengiamės kiek įmanoma atverti savo kairįjį klubą. Kartu įkvepiame ir su iškvėpimu tiesiame kairę koją, pėda žiūri lygiai grečiai dešiniai. Čia kartelį kartu įkvepiame, dubuo po pilvu ir su iškvėpimu lenkiamės prie ištiestų kojų, darome priešingą nugaros susukimą, ranka centre kairė, dešinė į viršų, pirštai aktyvūs ir žvilgsnis kaip jums patogiau, galite žiūrėti į žemę, šiek tiek pasukę ar žiūrėti per dešinės rankos pirštus. Jauskite, kaip skirtingai yra įsitempusios mūsų skirtingos pusės, ar tai kairė koja lyginant su dešiniaja, ar jauskite, kaip kairysis petys skiriasi nuo dešinio. Čia dar kartu įkvepiame ir su iškvėpimu pilvo raumenų pagalba atkeliame save, rankos į šonus. Lenkiame dešinę pėdą, sukame ir grįžtame į pagrindinę poziciją, rankos į maldą. Dabar kartu įkvepiame rankos į viršų ir su iškvėpimu rankos per šalis lenkiamės prie ištiestų kojų. Prailginame šiek tiek nugarą. Ir su iškvėpimu dedame delnus ant kilimėlio, pereiname į lentą, stipri pozicija, stipri asana, pabūsime 5 kvėpavimus, pilvas įtemptas. Jeigu jaučiatės, kad sunku, galite kelius dėti ant kilimėlio, tačiau svarbu yra išlaikyti tvirtą nugarą, tvirtą pilvą. Čia dar 3 kvėpavimai. 2 ir 1. Kartu įkvepiame ir su iškvėpimu guldame kelius krūtinę ir smakrą ant kilimėlio. Su įkvėpimu kobra. Šitą pozą jau darėme, mūsų nugara įtempta. Pėdų pirštai išguldyti ant kilimėlio, čia pabūsime 5 kvėpavimus. Delnai yra po pečiais. Smakras šiek tiek arčiau krūtinės, žvilgsnis į grindis, į kilimėlį. Kojos mūsų aktyvios, sėdmenys įtempti. Nepamirškite kvėpuoti, neužlaikyti kvėpavimo. Čia kartu įkvepiame. Ir su iškvėpimu atsiveria mūsų alkūnės ir dabar dedame kaktą ant savo delnų, pasidarę lyg lengvą pagalvėlę, kojos lengvai svyra į šonus, paleidžiame viską, atpalaiduojame savo nugarą.
Kartu įkvepiame ir su iškvėpimu atkeliame savo nugarą, darysime dabar skėrį, abi rankos keliauja į šonus, lygiai taip pat kaip kobra, tačiau be rankų pagalbos. Mūsų įsitempia nugaros raumenys, pilvo raumenys taip pat aktyviai veikia. Ir jeigu jaučiatės, kad jums čia yra patogu ir norisi galbūt dar daugiau pamėginti, galite atkelti savo kojas. Ir visas mūsų kūnas tvirtas nuo pat galvos viršugalvio iki pat kojų. Eina per visas kojas iki pėdų galiuko. Čia dar 3 kvėpavimai. 2. 1. Dar kartelį įkvepiame, pakeliame viską, kiek dar įmanoma daugiau. Ir leidžiamės, atsiveria vėl alkūnės mūsų, dedame kaktą ant delnų, atsiveria kojos, paleidžiame viską, gilūs 2 kvėpavimai. Su įkvėpimu palengva atkeliame savo nugarą, rankos prie krūtinės. Su iškvėpimu atkeliame save į pradinę katės poziciją ir šiek tiek dabar vedame kelius prie delnų, kryžiuojame kojas po savimi ir sėdamės į kilimėlio, stenkimės vidurį ant sėdmenų. Dar šiek tiek paeiname toliau ir guldame savo nugarą, išguldydami visą stuburą pilnai ant kilimėlio. Rankos ištiesos, jauskite, kaip jaučiame savo, galėtume paimti kulnus. Pėdos yra irgi vėl klubų plotyje, darysime tiltelį, čia kartu įkvepiame ir su iškvėpimu suimti sėdmenys keliauja į viršų, krūtinė taip pat, kojos aktyvios. Turėkite šiek tiek tarpą tarp savo smakro ir krūtinės, neuždarykite savo kvėpavimo. Čia giliai kvėpuojame. 1. 2. Jauskite, kaip pėdomis tvirtai atsispirite nuo kilimėlio. 3. Jauskite, kaip atsiveria mūsų krūtinė. 4. Ir su paskutiniu 5 įkvėpimu dar šiek tiek suimdami sėdmenis pakeliame viską į viršų. Ir su iškvėpimu viską leidžiame slankstelis po slankstelio ant kilimėlio. Suimame dabar lenktą savo kojas, galime apkabinti jas savo rankomis ir jeigu jaučiame, pasivoliojam. Pamasažuojam savo stuburą. Dabar rankas dedame ant kilimėlio ir tiesiame savo kojas priešai save. Pirštai žiūri mumis aktyviai. Jeigu jaučiate, kad sunku ištiesti kojas, galite lengvai jas sulaikyti, lengvai jas sulenkti. Svarbu, kad dirbtų mūsų šlaunų raumenys ir kojas būtų aktyviai, jų nepameskit. Ir čia giliai kvėpuojame. Mūsų visas stuburas yra išguldytas ant kilimėlio. Čia dar 3 kvėpavimai.
2 ir 1. Kartu įkvepiame ir su iškvėpimu lenkiame kojas, pėdas guldame šalia savo sėdmenų. Stenkime suvesti pėdą vieną į kitą, į centrą ir dabar susuksime lenktas kojas, vedame į kairįjį šoną, susuksime savo stuburą, dešinė ranka lenkta per alkūnę, dedame ant žemės, ant kilimėlio, svarbu išlaikyti dešiniai ir iš tiesų abu pečius ant kilimėlio prispaustus. Ir jeigu jaučiate kairę ranką, galite laikyti ant dešinės šlaunies, galite lygiai taip pat sulenkti kaip ir dešinę ir kaip norisi. Galva gali būti žiūrėti į dangų, ar galite ją lenkti į priešingą pusę, suintensyvinant nugaros susukimą ir žiūrint pro dešinės rankos pirštus, o galbūt ir užmerkus akis. Mes jau visai esame praktikos pabaigoje. Su sekančiu įkvėpimu atkeliame sulenktas kojas ir vedame į priešingą pusę. Jos lengvai krenta į dešinį šoną ir arba laikome vėl sulenktą kairėje ranką ir žvilgsnis ten, kur jums patogu, galite žiūrėti į viršų ar pro kairės rankos pirštus. Svarbu, kad abu pečiai būtų išguldyti ant kilimėlio. Ir jauskite švelnų stuburo susukimą, prasidedant nuo pečių ir gražiai, lengvai palengva tempiasi mūsų kūnas iki pat kojų. Čia dar kartu įkvepiame ir su iškvėpimu atkeliame kojas. Rankomis imame sulenktas kojas. Dabar darysime laimingo kūno kūdikio poziciją, paskutinę asaną šios praktikos. Galite laikyti už blauzdų savo kojas, atsiveria mūsų klubai. Ar galite suimti už didžiųjų kojos pirštų, stengiantis išlaikyti visą stuburą iki pat subinkaulio ant kilimėlio ir palengva, neperspaudžiant savęs, tempiant kelius prie krūtinės. Kartais malonu matyti, kaip kūdikiams atsiveria visas kūnas, lankstosi jie kaip gyvačiukai. Ir kai pažiūrime į save suaugusių žmonių kūnus, kaip prisirinkėmės negatyvių įvairių emocijų, sunkaus fizinio darbo, vos pajudiname šį kūną. Todėl įvairios jogos pozos ir kvėpavimo būdu siunčiame energiją ir didesnį kraujo pratekėjimą ten, kur esame dažniausiai užstrigę, ten, kur nejudiname savęs, ten, kur nėra gyvybinės energijos. Čia dar kartu įkvepiame ir su iškvėpimu lenkiame pėdą, suėmėme paskutinį kartą lenktas kojas, privedame prie krūtinės, suėmėme rankomis
Ir galime kaktą vesti prie kelių, suspausti save dar kiek įmanoma. Ir su iškvėpimu pereiname į numirėlio poziciją, kojas vedame tiesias, lengvai jos vyra į šoną. Nepasakiau, galite visada turėti su savimi pleduką tam, kad neatšaltumėte, kai esate šavasanoje. Ir rankos šiek tiek plačiau, toliau nuo kūno, delnais į viršų, delnais į dangų, į tikėjimą. Čia dar visi kartu giliai įkvepiame. Ir su iškvėpimu pro burną viską paleidžiam. Šavasana, numirėlio poza. Akis mūsų lengvai užmerktos. Pabūsime čia kelias minutės. Kam norisi, galite čia likti ilgiau. O mes palengva grąžiname judesį į kojų pirštus, rankų. Pravedame rankas virš galvos, palengva pratendami savo visą kūną. Ir gulamės, lenkiame kojas, gulime ant dešiniojo šono. Ir kairės rankos pagalba atkeliame save, pereiname užmerktomis akimis į kryžiuotų kojų padėtį, pradinę, ten, kur pradėjome. Rankas suvesdami į maldą prie savo širdies. Padėkokite savo, kad buvote šitoje praktikoje, kad atėjote. Prisiminkite savo intenciją, pajuskite, ar pavyko ją išpildyti taip, kaip jums atrodo. Ir padėkokite visiems savo gyvenimo mokytojams. Namaste. Praktika baigta. Ačiū. Ačiū labai, kad atėjot, kad įsijungėte. Tikiuosi sudominau, tikiuosi praktiką pavyko atlikti pilnai, kiek jums šiandien galisi. Linkiu gražios likusios dienos ir iki susitikimo kitame galbūt videoje. Iki.